Sveiki, Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami ir artimieji, tie, kas myli ir nekenčia. Čia kalba Amerikos balsas iš New Yorko. Pirmąją transliaciją į Lietuvą pradėdamas, Amerikos balsas šią Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktuvių dieną turi malonumą sveikinti visus savo klausytojus Lietuvoje ir plačiajame pasaulyje. Dabar pirmoje eilėje girdėsite Jungtinių Amerikos valstybių Jungtinių Amerikos valstybių. Taip, jums nepasigirdo. Taip jos buvo vadinamos, jos iš esmės taip ir yra. Tai yra valstybės, ne valstijos. Kokiam gyvenimo etapė buvo pervadinta, aš nežinau. Bet aš kaip būdavo kalbėdavau su žmonėmis, su įvairaus plauko oponentais, apie šitą momentą, aspektą, asmenys į mane žiūrėdavo ganėtinai keistai ir tarsi aš nežinočiau, kaip teisingai reikėtų sakyti. Aš žinau. Ir dažnai žmonės nelabai priema mane, tai ką aš pasakoju, dėl to, kad jie nėra įsigilinę, jie neturi tiek žinių, jie neturi tų įžvalgų, kurias turiu aš ir neturi tiek tos pasaulėžiūros noro gilintis ir ieškoti atsakymų. Aš susidūriau su tokia įdomia istorija, važiavau parsivežti automobilio ir važiuodamas automobilį parsivežti praėjusią savaitę klausiausi radio stoties. Tai buvo LRT Opus. Laida buvo į laidą buvo pakviestas radio vadovas Giedrius Masalskis, Aukselis, kaip žinomas. Ir jisai pasakojo apie tai, kaip jisai klausėsi Amerikos balso ir taip jisai seilės netgi girdėjosi, kaip taškosi iš to džiaugsmo, iš tos laimės, iš tos nostalgijos, kaip jis prisiminėjo apie tos laikus. Pasakojo jisai, kaip jisai klausėsi muzikos, kaip vakarietiškos, kaip jis jos ieškojo, kaip jis atėjo iki vienų kitų atradimų muzikos ir dėjo vienu momentu kalba iki to, kad praktiškai kiekvienuose namuose buvo radio taškas ir per tą radio tašką buvo skleidžiama sovietinė propaganda. Mane užkliuvo du momentai. Pirmas tai, kad žodis sovietinis yra nevartotinas, tai yra vertalas ar skolinys iš rusų kalbos, sovietski. Lietuvių kalboje yra atitikmuo žodis tarybinis, taryba, tarybos. Ir nereikėtų vartoti to, nepaisant to mūsų lietuvių kalboje šiai dienai tai yra priimtina forma tam, kad nužmoginti ir nieko bendro su realybė tai neturėtų, tam, kad žmonės nedaug dievė neįsigilintų, kad visgi galbūt ten ta santvarka ir nebloga buvo, ta prasme valdymo sistema buvo kažko primenanti į dabartinę esančią Lietuvoje, kur yra tarybos, įsivaizduojate, ir kaip dabar būtų įdomu, kad tarybinė Lietuva tai yra tarybos kažkokios, o ką jos daro, žmonės gali užsiduoti klausimus ir gali pradėti ieškoti atsakymų. Nors šiandienos laidos pabaigoje, manau, suprasim, kad negali ieškoti ir neieškos dėl to, kad yra labai daug pastangų įdedama tam, kad jie to nedarytų. Tai pirmasis momentas buvo dėl sovietinio žodžio, o antras momentas, kad tai yra propaganda. Man buvo keista, kad jisai, kalbėdamas apie Amerikos balsą, jis nepasakė, kad tai buvo amerikiečių propaganda, už kurią mokėjo CŽV. Bet ten dar tokių įdomių dalykų jis papasakojo. Jisai papasakojo, kad jam labai įdomi buvo muzika, jisai tai sunkiai tą muziką gaudinėjo ir taip labai svarbu, kaip fainai tą muziką, tas anas, ir po to vienam momentį jisai sako, kad žinot, man dabar geriausia yra tyla. Aš nenoriu muzikos klausyti, aš nenoriu nieko klausyti. Ir aš užsidėjau klausimą, tai noriu pasakyti, tu šunsnukiai. Ir tokie kaip tu šunsnukiai. Griovėte tą santvarką tam, kad galėtumėt klausyti muzikos, o dabar jums tos muzikos nereikia. Nuostabu, nuostabu. Jūs patys nuostabiausi, jūs patys geriausi. Dar ką jisai pasakė, jis ką kalbėjo. Kalbėdamas jisai paminėjo, kad jisai buvo maištininkas, jisai maištavo. Jam buvo labai svarbu maištauti ir ten toks maištininkas. Aš jau kuris laikas ėjau tinkamų kelių, tinkamais pėdsakais ir jau turėjau susidaręs principinę schemą, kaip visą tai veikia, iš kur pas mus atsirado tokių keistų žmonių, kaip, pavyzdžiui, Masalskis, ne?
Kas, vat, pavyzdžiui, su tokiais žmonėm kaip Laurynas Ragelskis negerai, su tokiais kaip Vaitkus negerai, su tokiais kaip mano tėvas, kas su jais yra negerai. O su jais yra negerai tai, kad jie turi vieną bendrą bruožą, jie visi klausė Amerikos balso. Ir kol važiavau, aš negalėjau imtis greitai pulti į internetą ir ieškoti informacijos, bet aš turėjau ganėtinai nemažai laiko pagalvoti apie kaip tai visą tą, kaip tą schematinį vaizdą susidėlioti ir kokios informacijos man reikia, ką reikia susirasti. Apie tai, kad Amerikos balsas yra finansuojamas Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos, aš kažkur esu girdėjęs, tai viena ausim, bet niekad į tai nesigilinau. Ir aš nusprendžiau pradėti nuo elementaraus dalyko, išsiaiškinti, ar tai yra iš tiesų tiesa. Ir pirmasis dokumentas, kurį aš suradau internete, beieškodamas, labai greitai pavyko surasti su raktiniais žodžiais berods CIA, Voice of America, Funding ar Financial, kažkas tokia. Ir aš radau tokį dokumentą. Jį radau centrinės žvalgybos oficialiam puslapyje CIA.gov, tai yra CIA.gov, ir čia kalba eina apie Kubą. Taip, datuotas jisai 65 metais, financed by the CIA. Finansuota CIA, tai yra CŽV, finansavo. La Paz Unidad. The Central Intelligence Agency of the USA manages some of 120 of the 500 organizations of Cuba counter-revolutionaries who have united a small number of followers. The most important instrument of CIA is its well-equipped propaganda apparatus, which it directs against Cuba and the rest of Latin America. Čia kalba eina apie tai, kad Jungtinės Amerikos valstijos valdo, prižiūri 120 iš 500 organizacijų Kuboje, kurios užsiminėja kontrrevoliucinę veiklą. Svarbiausias instrumentas, CŽV instrumentas yra gerai organizuotas propagandos aparatas, kuris nukreiptas yra prieš Kubą ir likusią Latino Ameriką. Va, jau įdomu, skaitau toliau. Galvoju, kodėl man iš viso išmetė tą. Recently, Voice of America considerably extended its broadcast to Latin America in Spanish and Portuguese. Neseniai Amerikos balsas stipriai praplėtė savo transliacijas Latino Amerikoje, ispanų ir portugalų kalbomis. At the same time, some groups of Cuban counter-revolutionaries led by Manuel Artaim, former chief of Batista secret police, used a transmitter operating from a ship which does not travel under any flag. It is called Radio Free Cuba and it can be heard throughout the Caribbean. The radio is financed by Central Intelligence Agency, although the exile groups consider themselves owners of the station. The transmitter, created in likeness and image of Radio Free Europe, is operated by North American political advisors, and furthermore, the radio propaganda from Puerto Rico is, of course, well rewarded. Tai va, tai jie čia kalba apie tai, kad jie organizuoja propagandinius veiksmus prieš Kubą. Paskutinis, well rewarded, gerai apmokamas, gerai atlyginamas, ta veikla yra gerai atlyginama. But the CIA created something else. It created the IPE, that is Inter-American Press Agency. The director of the agency, with headquarters in Miami, is Cuban counter-revolutionary, but the real director is North American, whose name is kept secret.
it is known that this North American keeps close ties with the CIA. Dokumentas, kuriame aiškiai išdėstoma, kad Amerikos balsas yra CŽV projektas. Ir kažkas gali dabar pasakyti, kad ne, tu nesupranti, čia kalba eina tik apie Kubą, kad Kuboje Amerikos balsas yra štai toks. Šiaip būtų gerai pasiklausyti, kas buvo kalbama pirmoje transliacijoje ir ką mes dar nežinome, kas nematė, negirdėjo, kas yra Amerikos balsas, ką tai iš viso radio stotys, kokie jos siekiai. Amerikos balso transliacijos lietuvių kalba perduos Lietuvos visuomeniai tikrą ir bešališką vaizdą tikslų, siekių ir sumetimų, kuriais Jungtinės Amerikos valstybės vadovaujasi tarptautiniuose santykiuose. Mūsų tikslai yra taika, laisvė ir teisingumas visiems. Radio programos taip pat stengsis duoti Lietuvos žmonėms tikslų ir aišku dabartinio Amerikos gyvenimo vaizdą ir Amerikos žmonių pastangas skatinti ir padėti susikurti aukštesnį gyvenimo lygį visiems tiems, kurie myli ir brangina savo laisvę ir savo nepriklausomybę. Cinizmas aukščiausiame lygyje. CŽV organizuoja propagandą. Tai, ką kalba tas diktorius per pirmoji transliacijoje, yra propaganda. Melas. Niekuo nepridengtas melas. Persmelktas cinizmu. Galit pasakyti, taigi čia apie Kubą, prie ko čia Lietuva? Kuba, 65 metai. 65 metai. Dokumentas datuotas 65 metų. Taip? Ne pirmas bandymas, aš nesitveriu kailyje. Aš pradedu ieškoti toliau dokumentų. Ir aš surandu. Va, štai, dokumentas. Iš CŽV tinklalapio. Nežinau, galimas daiktas. Jie padarė visą tai, tai yra feikas. Tai yra padirbta, pabandykim įsivaizduoti, kad tai yra padirbta. Nes jeigu tai yra tiesa ir tai yra teisybė, ir jie patalpino visus šitos dokumentus, išslaptino ir patalpino CŽV tinklalapyje, nežinau kokiu tikslu, kas pas juos su galva negerai. Nes, vat man surado šitos dokumentus, aš iš miesto nenormalaus ligonio patampu į žmogų, kuris žino, ką kalba. Jisai supranta, ką kalba. Nes aš jau dabar turiu dokumentus, kurie patvirtina mano tas visas kalbas. Mano tas iliuzijas, mano tas principinės schemas, kurios pagrįstos anksčiau buvo, tarkim, tik tai mano įžvalgomis, dabar yra dokumentai. Taigi, šitam dokumente yra kalbama apie tai, kad The Voice of America commenced broadcasting in Lithuania on February 16, 1951. Čia kalba eina apie vasario mėnesį, kur čia jisai tas, yra vasario mėnesis, o ataskaita yra 51 oktobro. O, matot, ne? Matot. 23. Oktobro, lapkritis, spalis, nesvarbu. Tai va, ir čia kalbama šitoje ataskaitoje apie tai, kaip buvo sureaguota, kaip tarybinė valdžia sureagavo į transliacijas, kaip bandė perspėti savo piliečius apie tai, kad tai yra niekur prie nieko gero nevedančios transliacijos. Throughout local broadcast, the Americans were accused of an attempt to bring peaceful Lithuanians into war. Kas čia dar? Prime Minister Gedvilo declared one of these abroad. Žodžiu, čia viskas eina kalba apie tai, kaip buvo, kokiu būdu Lietuvoje sureaguota į tarybinę valdžią, sureagavo į tas transliacijas. Ir šitas dokumentas mane pastumėjo link tos minties, kad Lietuvoje 51 metais, Stalinas dar gyvas, 51 metais veikia CŽV informatorių tinklas. Pirmoje eilėje buvo informatorių, buvo
kas surinkdavo tą informaciją, pristatydavo į CŽV būstinę. CŽV būstiniai buvo analitikų grupė, kuri užsiminėjo analitiką būtent susijusią su Lietuva. Ir beje, iškodamas aš ten, dar vienas dokumentas, prašom, irgi iš CŽV, su visais paprašai, su visokiais. Ir ten papačiai yra parašyta, kad approved for release 2001 metais ir ten yra dokumento numeris. Ta dokumento numerį, kur prasideda CRD, P, 82 ir taip toliau, jūs įvedę į Google, jūs nesunkiai surasit tą dokumentą, galėsit skaityti, kiek tik norėsit, gilintis į jį. Ir čia, then the Lithuanian broadcast of Voice of America first began, they could be heard fairly well. By May, žodžiu, kad kai tik prasidėjo transliacijos, jas ganėtinai neblogai galima buvo klausytis. By May 51, disturbance has become, trikdžiai pasidarė tokie, kad buvo sunku jau klausytis jos. Aš nesustoju, ieškau toliau. Kas pas mus yra, kokia informacija dar yra apie Voice of America. Įdomų dokumentą radau iš 53 metų sausio 8. Čia kalba eina apie, taip, šalis, kur čia buvo, country, Čekoslovaikija. Kažkam gali būti neaišku, kodėl, prie ko čia. Aš prisimenu, kad buvo ten tokia įdomi istorija su kontra. 58, 57, 64, kažkur ten tarp, sakykime taip, 55 ir 65 tame tarpe kažkokie buvo neramumai Čekoslovakijoje. Prahos pavasaris ar kažkokia ten velniava, aš kažkada žiūrėjau ir galvoju, velnius, kaip pasisekė sausio 13, nes turėjo būti taip, kaip buvo per Prahos pavasarį ir tada jau man kilo, čia metų 15 atgal, man kilo minčių, kad kažkas ne taip buvo su mūsų sausio 13, nes turėjo būti tankai, daug mirčių, žūčių ir visa kita. Ir esu girdėjęs kalbų, kad visą tą Prahos pavasarį organizavo CŽV. Galvoju, galbūt greičiausiai tos kalbos visos yra rusų propaganda. Bet kai aš aptikau šitą dokumentą, ten pasižiūrėkime apačioje kažkoks yra, jo kodukas, jūs galite pasiskaityti. Čia yra analizė to, kas yra Čekoslovakijai 53 metų sausio 8 dieną. Listening to foreign broadcast is not forbidden in Czechoslovakia Republic. People are not forced to listen in secret. Čekoslovakijoje nėra uždrausta klausytis užsienio šalių radio stočių ir jiems nereikia žmonėms slapstytis. Žodžiu, ten daug visokių pasakojimų ir yra dalykų, kurie man visko neskaičiau, iš tiesų pasakysiu, nes neįmanoma to skaityti. Kodėl? Todėl, kad tiesiog aš žinau, kokia situacija yra Lietuvoje, aš žinau, kiek buvo dešimtmečių yra meluojama, kiek žmonių susigadino savo gyvenimus dėl šitų, pavyzdžiui, mano tėvas, susigadino gyvenimus dėl šitos radio stoties darytos įtakos. Ir kai aš skaitau šitos dokumentus, man tiesiog nesitveriu savo kailį, nežinau net ką daryti. Pyktis mane perpildo. Ir, pavyzdžiui, 8 punktas. Extreme care should be used in authenticating the truth of every item used on Voice of America. One of its broadcasts exaggerated the prices of certain items in Czechoslovakia. This created a bad impression on the people in Czechoslovakian Socialistic Republic who compared the prices as given with the true ones. Untruths breeds distrust. Netiesa, neteisingi faktai skatina nepasitikėjimą. It is often said in Czechoslovakia that both sides put out their share of propaganda, so the West should ensure the truth of everything broadcast to Czechoslovakia. It would also be excellent idea for answer radio. Žodžiu,
aiškinama, kaip reikėtų tinkamai organizuoti propagandą, kad nekiltų abejonių jos teisingumu. Denunciation of communists and the regime should be backed up by facts. Čia tęsiant tą pačią jau kitam lape. Čia yra, skaitau jau 10 punktą, the following suggestions with regard to programs on Voice of America. Ką reikėtų daryti, kad pagerinti tas? Denunciation of communists and the regime should be backed up by facts. Paniekinimas režimo komunistinio, jo nuvertinimas turėtų būti paremtas faktais. Mild irony as well as jokes could be employed. Tam, kad paniekinti komunistinį režimą, galima būtų, vertėtų naudoti tokią santūrę ironiją kartu su juokais, pokštais. Mes turim puikių pavyzdžių. Pavyzdžiui, taip elgėsi Malinauskas, taip elgėsi Tapinas. Prie Malinausko dar grįšim. Aš turiu porą minčių, jau senai jos yra. Šiek tiek esu įsigilinęs jo veiklą. Tai va. Active communists should be constantly reminded of their activities and told that they are being watched very carefully by the people and that there will be a day of reckoning, then they will have to answer for their deeds. Ir tai mes esame mąstę. Čia kalbama apie tai, kad komunistams turėtų būti nuolatos priminama, kad jie yra stebimi žmonių ir vieną dieną jie privalės atsakyti už savo veiklas. Taip, panašią retoriką naudoja pas mus, kas ten toksai, prieš 2 ar 3 mėnesius vienas kalbėjo, kad, gal šiek tiek daugiau. Buvo kalba, man atrodo, krašto apsaugos ministras, ar kas jis ten toks? Vidaus reikalų ministras, kalbėdamas apie tai, kad už Eduardą Vaitkų, kuris pasisakė, kad reikėtų mums, mūsų šalyje, kad valdžia ir politinės jėgos domėtųsi savo, būtų nepriklausomi nuo kitų šalių ir domėtųsi savo šalies gerovės kūrimu. Ir už jį prabalsavo 100 000 prezidento rinkimuose ir atsirado veikėjas, kuris pasakė, kad mes jūs visus atsimenam ir jūs esat 5. kolona, ten tą panašią retoriką naudoja Algis Ramanauskas. Aš nenustepsiu, kad jiems yra duodami tokie dokumentai, kur jiem yra metodinė medžiaga, kaip reikia reaguoti į vienus kitus atvejus ir kaip reikia tinkamai parinkti žodžius ir kaip reikia kalbėti, kad pasiekti savo propagandinius, vakarų propagandinius siekius ir tikslus. Taip, gerai, tai mes čia turim... Kas čia pas mus? Šitas geras, man labai patiko. The church is one of the most important opponents of communism. Therefore, Voice of America should devote a certain portion of its broadcast to religion. Freedom of religion as it exists in the United States should be emphasized. Atleiskit už anglų kalbą, pirmas reikalas čia yra tokia... Šiaip, jinai pas mane nėra ideali, aš mažai skaityti tenka garsiai, daugmaž tekstus aš suprantu, bet čia yra dar tokių specifinių žodžių, kurių toj kalboj, kurią aš naudoju ir kurias aš klausausi, kurią skaitau, nėra. Aš daugiau techninę literatūrą skaitau, o čia yra tokių visokių įdomių posakių ir terminų. Žodžiu, mintis kokie yra? Čia yra kalbama apie bažnyčią, kad bažnyčia yra labai svarbi kovoje su komunizmu ir kad per Amerikos balso laidas reikia būtinai atkreipti dėmesį į religijos laisvę, tikėti į tikėjimo laisvę, kuri yra Amerikoje ir reikia tai atkreipti dėmesį ir būtinai nušviesti ir kaip privalumą Jungtinių Amerikos valstijų pateikti. The communists are trying constantly to educate the young thinking... Atleiskit, jau pavargęs, jau ne pirmas bandymas. The communists are trying constantly to re-educate the youth to think along communist lines.
Komunistai nuolatos bando perauklėti jaunimą, kad mąstytų komunistinės idėjos rėmuose. It is of utmost important that Voice of America concentrate on this segment of the population. Subjects of interest to the youth of the Czechoslovakia, tebūnie sutrumpintai, nes čia CSR, opportunities for young people. Gerai. Tai va, tai subjektas, kas domina jaunimą Čekoslovakijoje, yra galimybės jauniems žmonėm vakaruose, reports of films, filmų ataskaitos, teatrai, sportas, kelionės ir knygos. Tai yra šitagi metodinė medžiaga, kaip reikėtų jaunimą vesti iš kelio ir kas jiem yra svarbu. Aukselis. Tas debilas, tai yra silpnaprotis. Arba jis yra šunsnukis, kuris puikiai supranta, kad tai buvo propaganda, bet jisai nenori to sakyti, nes kažkaip nelabai gražu gausis, kad jisai toksai santvarkos, kuri buvo nukreipta į žmonės, griovėjas, dabar atsisako tai, kas jam buvo svarbu. Jisai griovė tą santvarką, kuri buvo skirta darbštiem, atsakingam ir protingiem žmonėm, jisai prisidėjo prie to griovimo, vienokia ir kitokia forma. Taip. Ir dabar jam jau nebereikia to, dėl ko jis įgriovė. Jam reikėjo muzikos, jam reikėjo pramogų, jam reikėjo maištavimo. Ir čia dabar reikėtų sustoti ties, kodėl man šitas punktas yra svarbus. Aš įtariu, tokia pati metodinė medžiaga buvo naudota ir tokia panašaus pobūdžio informacija buvo skleidžiama per mūsų lietuvių kalbą transliuotą tą Amerikos balsą. Pabaikim dar. Music programs on Voice of America should vary and be more in step with what the people want to hear. Europeans also have a good store of classical music from which to draw. But American music is sometimes a far cry from European music. Good idea. In Czechoslovakia, listeners became better acquainted with contemporary American composers and their compositions. Leroy, Žodžiu, kokią muziką reikėtų leisti, ką kalbėti apie tą muziką, kaip formuoti, kokią nuomonę reikėtų formuoti apie Jungtinės Amerikos valstijas. Šitoje ataskaitoje, šitam dokumente viskas yra pateikta. Kaip reikia tinkamai elgtis, kad pasiekti kažkokius Amerikai naudingus, reikalingus tikslus. Ir dabar aš suprantu, kad tas Prahos pavasaris ir kalbos apie tai, kad CŽV suorganizavo tai, ne iš piršto laužta. Štai. Ilgus metus buvo triedžiama žmonėm galva, tuštinamasi, pasakos ir jie įtikėjo. Ir kaip matot, ten buvo kalba apie tai, kad reikia būtinai atkreipti dėmesį ir skirti daugiau laiko jaunimui, žmonėms, kurie yra mažiau informuoti ir galima jiems pridergti į galvą, pridėti nesąmoningų fantazijų, kurios nieko bendro neturi su realybė. Taip ir nutiko Lietuvoje. Aš žinau pagal savo tėvą. Aš mačiau. Aš gyvenau su žmogum, kuris klausėsi Amerikos balso. Galimas daiktas, kad ne jisai pats klausėsi Amerikos balso, o klausėsi jo draugai, kurie jam pasakojo, kaip reikia tinkamai gyventi, kokios yra gyvenimo vertybės. Tinkamos. Pas amerikietį, pas vakarietį, pas teisingą žmogų, ne pas sovietikum, homo sovietikumą, o pas teisingą tokį normalų bachūrą, pas normalų vakarietį, kad turi būti maištininkas, negali niekada prisiimti atsakomybės. Niekada neprisimk atsakomybės, nebūk jokių vadovų, niekada nevesk žmonių į priekį, visada maištauk, prieš visus ir viską, nesvarbu, kas tai bebūtų. Štai, prašom, jum, Ragelskis, puikus pavyzdys tokio Amerikos balso klausytojo. Kitas pavyzdys, kurį jūs puikiai žinote, Eduardas Vaitkus. Jis irgi vienas iš tokių.
Vienas iš tų, kuris nuolatos maištauja, jisai pats yra ne kartą, jeigu jūs įsiklausysit jo pasakojimus visokius, jisai kiekvienam savo gyvenimo etapė maištavo prieš visus ir viską. O kai atėjo laikas, kai jisai jau galėjo ganėtinai nemažai susirinkti šitųgi sekėjų ir įsteigti partiją, būti partijos vadovu, jis viso to atsisakė. Kodėl? Todėl, kad jisai neturi tikslo, jis negali pagal tą ideologiją, kuri yra sukurta Amerikos balso jo galvoje ir jo pasaulėžiūroje, jis negali būti vadovu, jis negali prisimti atsakomybės, jis negali dirbti, jis turi visą gyvenimą džiaugtis, jis turi būti nuolatos vaikų, nes tik vaikai gali džiaugtis nuolatos, kiekvieną dieną gyvenimu. O suaugę žmonės, pirmas reikalas, pas juos nebelieka džiaugsmo. Duok Dieve, jeigu viena ar dvi akimirkos per metus pasuaugusi žmogų, suaugusi, normalų žmogų sukelia džiaugsmo, aš skaitau, kad jau neblogai žmogui sekasi gyvenime. Nes suaugusios žmogaus gyvenimas susideda iš kančios ir sunkaus darbo. Nuolatinio. Visas džiaugsmas atitenka vaikam. Vat kol jūs esat vaikas, kol jūsų tėvai jūs prižiūri, maitina, kol jūs esat vaikas. Va tol jūs galite džiaugtis gyvenimu. O po to, kai jau jūs susilaukite vaikų, džiaugsmo nebelieka. Kodėl? Todėl, kad visą džiaugsmą atiduodate vaikam. O jum lieka tik tai skausmas, darbas ir prakaitas. Tai va, vaikus, kai jau nusipiešia vaizdas, kad reikės prisimti atsakomybę, kad reikės eiti dirbti, tai yra daryti kažkokius darbus. Ne, mėlėjai. Aš noriu į Seime sėdėti savo tyliai, nieko nedaryti. Darysiu, nedarysiu, svarbiausia manęs nesimatytų. Svarbiausia, aš neturėčiau konkrečios atsakomybės. Mūsų ten 147, aš ten kamputė sėdėjau, aš priėmiau, aš ne vienasgi buvau, mūsų buvo daugiau. Ir vat jeigu jisai būtų partijos pirmininku, jeigu jisai vestų žmonės į priekį, jau būtų atsakomybė. Kad, kaip tu mielasis, va taip viską sudėlioji. Ne, aš tik Seimo narys. Tai va, kaip ir su Rogelskiu. Rogelskis visur daro ten tas savo provokacijas, nuolatos maištauja. Prie ko privedė? Kokia prasmė viso to? Amerikos balsas, jų tikslas buvo būtent toks. Sugriauti pasaulėžiūrą, parodyti, kad kažkur ten vakaruose, o dabar žiūrėkit, gerai pabaigsiu, kad ten kažkur vakaruose yra nuostabi šalis, vakariečiai, nes yra žmonių, kurie, koksai ten kapitalizmas dabar jisai išsigimė, koks, ne, mėlėjai, kapitalizmas dar jisai nedaėjo iki savo normalios fazės, tai yra iki nacizmo, kur, pavyzdžiui, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose, arba tai pačioj Vokietijai, buvo žudomi žmonės už tai, kad jie kišo pagalius, tai yra profsąjungos. Kad profsąjungų vadovai, profsąjungų lyderiai, tai yra žmonės, kurie kišo pagalius verslui. Kad kaip vertė verslą dalintis tais privoktais, prigruptais pinigais. Dar viena tokia, iki galo dar neįsigilinau, bet išgirdau vieną, klausiausi laidelį ir ten buvo tokia iškarpa panaudota, amerikietis kažkoks. Reiktų susirasti tą laidą. Ir tas amerikietis, berods amerikietis, kalbėjo apie tai, kaip iš viso vystėsi komunizmas ir kaip Jungtinės Amerikos valstijos keitėsi jų veiklos metodai ir kodėl Amerika yra tokia, kokia yra dabar. Ir ten buvo kalba apie tai, kad, dabar prisiminti, Rooseveltas, ne Rooseveltas. Žodžiu, apie 30-uosius metus komunistiniai, ne komunistiniai, o socialistiniai judėjimai, tai yra, kurie nusižiūrėjo komunizmo idėjas iš Rusijos, pasižiūrėjo, kaip jiems sekasi, kokie jų ekonomikos augimo tempai, kokios yra sąlygos darbuotojams. Atėjo pas tuometinį Amerikos prezidentą ir, atleiskite, aš tuo metu buvau nedėmesingas, aš turėjau darbų, taip viena ausim klausiau, apie kokius metus aš pabandysiu galbūt surasti, galbūt netgi mes kažkokią padarysim laidą apie tai. Tai va, tai žodžiu, atėjo tų komunistinių judėjimų atstovai
pas prezidentą ir pasakė, žiūrėkit, ten yra stambus verslas ir būkit geri, pasišnekėkit su jais, nes mums būtų gerai, kad mūsų darbuotojams, bendrai Amerikoje, amerikiečiams, darbo liaudžiai būtų geresnės sąlygos sudarytos gyvenimui ir darbui ir kad nebūtų tai, kas yra dabar ir tai, kur mes toliau einam. Kad būtų šiek tiek pagerintos tos gyvenimo sąlygos, kaip prezidentas turbūt jų paklausė, o jeigu ne? Jeigu ne, pažiūrėkit 17 metų revoliuciją Rusijoje, jeigu norit, mes prašom, jau pasiryžę esam žmonės nustekenti ir mums visai prastai. Prezidentas susikvietė tos stambio, tai yra giluminio Deep State atstovus, tai yra giluminius valdovus, susikvietė ir pasakė, būkit geri, pagerinkite šitų gyventojų gyvenimo sąlygas, darbo sąlygas. O kam? Kokia prasmė? Kodėl? O todėl, kad jie nori jūs paimti ir kaip šitą su šakėmis, kaip mėšlą prakratyti biškį, atkratyti tų, kurių nelabai reikia. Jie apgalvoja pasiūlymą, sutiko ir pagerino tos sąlygas, bet tuo pačiu jie tai darė ne tam, kad nuolatos visą tai būtų, ta prasme, kad jiems būtų tiem paprastiem mirtingiesiems darbininkams gerai gyventi, o tam, kad laimėti laiko. Kol buvo pagerintos sąlygos ir po to tas kapitalas, stambus kapitalas, ėmėsi veiklos, ėmė veikti. Vat per tokias organizacijas. Pirmoje eilėje sunaikino visas komunistinės organizacijas, kokios tik tai buvo. Visus tos profsąjunginius judėjimus. Profsąjunginiai judėjimai buvo nupaišyti kaip nusikalstami, kad suteikti jiems negatyvų atspalvį, kad netgi cinematografija, tai yra, žodžiu, kine. Kine jie visą laiką šitie profsąjungų vadovai ir profsąjungos piešiami kaip nusikaltėlių irštvos, nors tai yra tiesiog organizacijos, kurios veikia savo šalies piliečių interesuose ir gerino darbuotojų darbo sąlygas. Ir šitiems vakariečiams tai nepatiko, stambiam kapitalui, štai jie pradėjo veikti tokiais metodais. Plauti smegenys tam, kad sulauktų tokį palaikymą. Ir nuteikti prieš komunistus, kad komunistai tokie siaubingi, tokie baisus. Ir tiem, kas klausėsi Amerikos balso, aš primiktinai siūlau visą savo gyvenimą peržiūrėti ir visą tą mėšlą, kurį jūs klausėte per Amerikos balsą ir visą tai, ką jūs įsivaizduojat, kad jūs žinot apie Jungtinės Amerikos valstijas, nuleisti į unitazą ir pradėti iš naujo. Kadangi jūs visus tuos ilgus metus, nuo 51 metų vasario 16 dienos, jum buvo tuštinamasi į galvą. Jūsų galvoj ten tiek išmatų, tiek mėšlo, kad aš nežinau, ar jums pavyks jas išsisrėpti, išsisemti. Dabar, įsivaizduojate, tai viena organizacija buvo. Tebūnė, buvo Ai, palaukit, dar čia mes vieną dokumentą turim. Ir palauk, man atrodo, aš gal netgi kažką esu pasižymėjęs, ne? Čia kalba vėlgi eina apie tai, kad radau. Gerai. Listens for Reagan. Čia kalba eina listening to palauk, tai bandau surasti type of receiver. Tebūnė, vėl. Kad nesakydami, kad aš čia prisigalvoju. Aš įtariu, kad greičiausiai čia mūsų šitie masinio debilizavimo priemonių atstovai pradės, čia nuo šito pradėkime. Čik. Pažiūrėkim, pavyks. Pavyko. CIA ir visa kita, čia yra, pasižiūrėsit, norit dokumentą, classified. Taip, tai čia yra pas mus 52 metai, December, nesuprasi kas. Ir punktas.
Šeštas, type of receiver used. Source listens to his own set, which is Siemens 6-tube set of 1937-38 make. 37 šaltinis klausosi, tai yra informatorius klausosi radio stoties per nuosavą Siemens 6 lempų imtuvą 37-38 metų gamybą. On occasion, source sometimes has listened to on a Philips of about source. Jo, dar Philipsas. Tai 6 tubes are on a Blaupunkt of about 8 or 9 tubes. Tai va, tai kalba eina apie tai, kad žmogus yra informatorius, kuris informuoja, kad jisai klausosi per Siemensą, kartais klausosi per Philipsą arba Blaupunktą. Tai nepaprastas pilietis. Tai yra, sakykime taip, kokia nors turbūt šito aukšto šūlo vaikas arba pats aukštas šūlas arba galimai tai yra dar palikimas nuo nepriklausomos Lietuvos, tarpukario Lietuvos. Tai va, tai toliau, listening times, kada jisai klausosi, kiek laiko klausosi, reception of foreign stations, kaip priima tos, priimamas signalas, shortwaves. Source always listens to BBC on shortwaves. Visada klausosi BBC ant trumpųjų dažnių. Reasons for listening to BBC. He listens to the BBC because he wants to know what is going on in the free world and to be well informed on world political affairs. The news transmitted by BBC seems reliable and enables comparison to be made with news items given by Soviet radio. Since some news items are suppressed by Soviets, it is interesting to hear them by these other means and to be able orientate on self according on the general situation. Žodžiu, kalba čia eina apie tai, kad kodėl žmogus klausosi. Tai, kad jisai nori žinoti, kas vyksta laisvam pasaulyje. Ne. Debilas. Nu, ta prasme, jisai renkasi informaciją iš CŽV finansuojamų šaltinių, kur kalba eina apie tai, kad CŽV finansuoja tą propagandą. Nu, puiku, nuostabu. Tape. Following comments on the BBC and other foreign radio programs. Generally speaking, it must be emphasized that programs from BBC and other foreign stations can be calculated to reach the more highly educated element and not the broad masses of population in Lithuania, and they should be adapted accordingly. Nu, generally speaking, bendrai kalbant, turi būti jos pritaikytos šitiem highly educated. Tai yra aukštai, geresnio vidutinio išsilavinimo, aukštesnio išsilavinimo žmonėms, o ne masėms. Jo, tai vat. Voteifa plaunamos smegenys mūsų tautiečių. Tai aš noriu atkreipti dėmesį. Čia jų yra kelios tos radio stotis, ne? Tai Amerikos balsas, BBC, Free Voice of America transliavo Lietuvoje, ne? Ir kiek žalos jie pridarė mūsų tautiečiams. O dabar pabandykime įsivaizduoti, kiek jų dabar yra, kai nebėra šito trikdžių, kai niekas nebeužsiema kontrolę. Visos masinio debilizavimo priemonės dirba pagal CŽV metodiką. Arba užsienio šalių spec tarnybų metodiką. Tam, kad plauti jums smegenys.
plauti Lietuvos Respublikos piliečiams smegenis. Ir jeigu jūs įsivaizduojat, kad jūs pasiėmėt kokį nors Lietuvoje veikiantį youtuberį ir vat, jūs žiūrėsit YouTube ir viskas ten bus gerai, aš jums atskleisiu paslaptį. CŽV juos irgi finansuoja. Kaip pavyzdžiui, paimkime Skirmantą Malinauską. Malinauskas buvo su Skverneliu berods, ne? Buvo jo patarėjas. Ir nesvarbu, buvo patarėjas aukšto šulo, o tas veikėjas buvo susijęs su George Sorošo fondais ir vienos organizacijos politinio judėjimo atstovas yra pasakęs pas Vaidą Žemaitį Lekstutį laidoje, kad nebent aš kažką painioju, bet sakykim taip. Na, tikėjusi nieko nepripainėjau, bet situacija yra sekanti. Šiek tiek bandžiau pasitikrinti, bet nerandu aš tos nuotraukos, nu, tebūnė. Mintis, Malinauskas buvo Skvernelio padėjėjas, ne? Po to jis atsistatydino, o Skvernelis kartu turėjo kažkokių reikalų su Sorošu. Ir vienos politinės jėgos atstovas susitikime su Skverneliu klausinėjo, uždavinėjo klausimus ir uždavė klausimą, o tai kaip ten yra tarp jūsų, kas yra, kaip jūs ir Sorošas, ir kokia ten jūsų. Ir su žodžiais, Skvernelis su žodžiais Sorošui Lietuvoje būti pasišalino iš to susitikimo. Iš to seka, kad jisai dirba su Sorošo fondais, greičiausiai Malinauskas, būdamas patarėjų, gavo užduotį, matomai matė, kad tos nesąmonės, kurias kalba Skvernelis ir kurias jie transliuoja į žmonės, yra nepriemamos, todėl reikia sukurti alternatyvą, kuri padėtų integruotis tom debiliškom, nesąmoningom idėjom, kurios yra transliuojamas mūsų politikų. Jam buvo užduotis Malinauskui atidirbinėti pinigus ir paskirta plauti smegenis, užsiminėti propagandą. Tai va, tai manau, kad šiai dienai tiek. Neklausykite šitų masinio debilizavimo priemonių. Būsit sveikesni ir psichiškai, ir šiaip mažiau nervų gadinsitės. Viso geriausio.